Tuo metu jau buvo suprasta, kad ta kova ginkluota nieko nebeduos, reikia išsaugoti žmonės, reikia, kad tie žmonės šviestusi, kad jie mokytųsi ir kad jie perduotų tas vertybės, kurios atėjo iš prieškario. Ir paskiau mes kažkada su žmona, kai pirmą kartą išleido į užsienį, mes stebėjomės, kad beveik sinchroniškai, nežiūrint, kad buvo izoliacija tarp tų sienų ir mes niekada net nesvajojom čia pervažiuoti į jūsų kraštą per sieną, kaip būdami negeri žmonės. Gerus leisdavo, bet negerų neleisdavo. Tai mes nuvažiavome į Vengriją, pastebėjom, kad lygiai tuo pat metu Vengrijoje irgi vyko procesai, toks folkloro plitimas tarp žmonių, tas folkloro toks įtraukimas į tą populiariąją muziką, aiškiai kažkoks susidomėjimas savo šaknimis, jisai, indai atrodo nesusisiekiantis, bet visą laiką viskas vyko beveik vienu metu. Ir tie pulsavimai, ir 56 metų, ir 68-ųjų Čekoslovakijoje, jie labai jautėsi ir pas mus. Ir Lenkijoje tada nei televizijos, nei nieko nematėm, bet jau kokie 66 metais pirkom lenkiškus žurnalus, pirkom čekiškus žurnalus, labai daugelis draugų išmoko net čekiškai skaityti, pajuokaudom, kartais porą frazių persimesdavom čekiškai, maždaug jautėm, kas čia darosi šituose kraštuose. Pas jūs atsirado Aušra, turbūt 66, taip, pas mane jau tokie pavieniai numeriai, kažkur nuo 66 yra beveik tokie komplektukai. Domėjomės, kas darosi. Dar vienas dalykas, kad mūsų namuose mes pasistatėm tokį namelį Žaliakalnį ir pas mus būta dažnai nuomodavosi vienuolės. Turbūt nedaug kas tyrė šitą dalyką ir mažai kas žino. Kaune Višinskio gatvėje buvo vienuolynas neoficialus, jos buvo ten namelį pasistatę ir aplinkui nuomodavo butus. Ir pas mus visą laiką gyvendavo kokias 2-3 vienuolės tenai, o pas jas visą laiką būdavo mašinėlė rašytų knygų ir visokių tekstų. Aš jau pogrindininkas praktiškai nuo 2 klasės skaitydavau nelegalią literatūrą, kurios aš jos išeidavau, nueidavau paskaityti, pasiimdavau. Gyveno tokie studentai, aš atradau 2 klasėje Nyčę, pradėjau skaityti Nyčę. Ir taip kažkaip, sakau, lektūra ir visa ta aplinka buvo visiškai nepriklausoma nuo tos oficialiosios kalbos mokykloje ir aš kartais pagalvoju, kad galbūt ta tokia įtaiga daugiau didesnė buvo kaimuose, kur išaiškino, kad tėvai negudrus ir visi žmonės, reiškia, o mokykla yra šviesa ir pažanga. Mes niekas netikėjom, kad mokykla yra kokia nors šviesa ir pažanga, kad propaganda ta yra. Propaganda priėmėm kaip propaganda ir tikrai mūsų aplinkoje niekas netikėjo. Su mokytojais erkičiais pasiginčydavom. O tie visi tokie įvykiai, kaip 64 metais aš buvau turbūt kokioj 9 klasėje, ateinam rytą, sako mokytoja, taigi Chruščiovą nuėmė. Niekas nenuėmė, sako Chruščiovą. Pakvietė partijos sekretorę mokyklos. Jis nuėda, ką jūs čia nieko šnekat, Chruščiovą niekas nenuėmė. Sakom, pažiūrėkit, portretas kreivai kabo. Jie nuėmė rytą, atbėgo į mokyklą, mokytojai sužinojo, kad nuėmė portretą, paskui pagalvojo, kad nėra jokiai, matyt, nurodymo. Tai jį greitai atgal, bet skersai užkabino. Po kelių valandų atėjo ir pasakė, ne, žinot, reikėjo Chruščiovą nuimti, nes jo duktė buvo suknelių prisipirkus 200 ir batelių turėjo labai daug spintą iš kapitalistinių kraštų. Tai mums tai buvo pajuoka apskritai iš visos tos sistemos ir visi puikiai suprato, kad tai yra absoliučiai propaganda ir viskas buvo labai aišku, kas yra okupacija. Aš praktiškai dirbau per Šarūną Žukauską ir mes daugelį žmonių, ypatingai Vilniuje, ypatingai bendravom ir rankiojame žmonės, ateičiai po truputėlį šnekėdavom, leisdavom su 3-4 žmonėm pasišnekėti ir nustatyti, ar tas žmogus yra patikimas ar ne, viens kitam, reiškia, pasidalindavom ir berinkdami taip žmonės, matyti, įkritom į akį jau senokai saugumui ir jie pradėjo mums terpti irgi po truputėlį provokatorius. Tai, o kadangi dabar 20 metų mes čia taip kapstomės dėl iliustracijų, tai kai kas susitikęs prakaituoja, raudonuoja, kai kam sunku, bet mus pasodino 4. Ir bandė visą laiką, kai visada provokuodami padaryti kokią nors ar tai kriminalinę bylą, ar dar kokią nors. Dabar tokie keisti dalykai darosi. Per 20 metų niekas neatėjo nei pasiklausti, nei pasikalbėti. Sensta jau tie, kurie dalyvavo 70 metais tai pasipriešinime, jau nekalbant apie tai, kad išnyksta beveik visiškai pokariniai žmonės.